paklausti, kaip jūsų vardas? Kaip jūsų vardas? Kaip mano vardas? Mano Zuzana Pautienytė Juškevičienė. Ir norėjau paklausti apie Lietuvą, ką nors? Kaip jūs bėgat iš Lietuvos? Kaip mes bėgom iš Lietuvos? Žinai, išvažiavom mašiną, automobiliu. Atėmė automobilį, pirkom arkliuką. Į vieną didelį stambų, o kitą mažutį, širmutį. Ir mes su tais 2 arkliukais biskį važiavom. Žinai, kokį 100 mylių važiavom. O paskui, žinai, atėjo ir pradėjo baisiai kristi bombos iš viršaus. Tai mes bijojom. Tų visų bombų. Norėjom gyventi. Ir bėgom, palikom viską. Ir arkliukus ir viską sėdom į traukinį. Ir bėgom, važiavom. Labai toli važiavom. Žinai, kaip ilgai važiavom? Važiavom kokią visą dieną traukiniu. Ir atsidūrim Vokietijoj, žinai, labai gražioj vietoj netoli jūros. Pomeranijoj. Ir ten apsigyvenom ežero pusiasalį ir sutikom pirmasias kalėdas. Ir tam ežero pusiasalį, ir žinai, kalėdų rytą mes išvažiavom. Su Rogytim, su Jūratė. Aš turėjau tokią dukrytę, jos vardas buvo Jūratė. Į biskutį didesnį už tave buvo. Ji buvo 6 metukų. O kiek tu metukų dabar turi? Aš dabar 3,5. 3,5, o mano dukrytė Jūratė buvo 6 metukų. Ir žinai, snaigės krito. Taip gražu buvo. Nebuvo šalta labai, bet jau ežeras buvo užšalęs pakraščiais. Tai mes su Rogytim važinėjom. Tai buvo kalėdų 1 diena. 1 dieną kalėdų buvo. Ir žinai, tas ežeras toks gražus buvo, kad žinai, vanduo, pro vandenį aš mačiau dugną. Ir ežero dugne plaukio žuvytis. Plaukiojo žuvytis ežero dugne. Paklaus, kur močiutė buvo? Kur močiutė buvo? Kur močiutė, tegu močiutė pasisako, aš nežinau, kuri tada buvo.